Daryk dabar. Supraskit vieną dalyką, kad nėra tokio dalyko kaip tobulas laikas arba tobula motyvacija ar tobula disciplina. Tokio dalyko kaip nėra. Mes esam žmonės. Bet mes ir turim išmokti, kad viskas mūsų gyvenime yra temporary, viskas yra laikina. Tai kodėlgi mes nenorėtume pradėti dabar? Kodėl mes nenorėtume pradėti dabar geriau valgyti, geriau maitintis, geriau miegoti? Kodėl mes negalim pradėti dabar? Kodėl mes turim laukti tobuliausio laiko, kai mes turim suprasti, kad tokio dalyko nėra. Nėra tobulo laiko. Yra tik tai mūsų tobuli pasirinkimai, kaip mes norim gyventi savo gyvenimą. Mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra per trumpas, kaip pagalvojam. Mes galvojam, kad tie, 60 metų prabėgs labai lėtai. Tačiau realybė yra tokia, kad laikas niekada nelaukia. Laikas nuolatos eina, kad ir dabar praėjo jau 2-3 sekundės ir tai jau viskas buvo praeity. Ir iš praeities reikia mokintis, iš praeities reikia suprasti, kad viskas yra laikina. Ir mums reikia pradėti dabar. Ar tai būtų eiti sporto salę, sveikai maitintis, geriau miegoti, susipažinti su naujais žmonėmis, išlipti iš komforto zonos, nesvarbu. Pradėkime dabar. Pradėkime galvoti, kad gyventi šią dieną yra tobuliausias laikas. Pradėti šiandien ir šią minutę yra geriausias jūsų sprendimas, kokį galite padaryti savo gyvenime. Ir darykit tai, kas jums labiausiai patinka. Nes mūsų gyvenimas yra tik tai vienas. Mūsų gyvenimas yra vienas. Ir kodėl mes turime įtikti į visuomenės rėmus ir bandyti įtikti visiems žmonėms? Būkime savim, būkime autentiški, bet būkime santūrus. Padėkime vieni kitiems. Nes mes irgi esam žmonės, mes visi esam žmonės. Padėkime viens kitam. Mes irgi nežinom, ko tikėtis iš gyvenimo. Mes nežinom irgi nuo ko pradėti, mes nežinom kaip skeilinti, mes nežinom kaip tobulėti, tačiau mes turim pabandyti. Mes gyvenam tik vieną sykį. Kodėl mums reikia susikaustyti ir tiesiog galvoti, kad viskas, gyvenimas baigtas, tačiau ne, gyvenimas juda ir mums reikia judėti. Mums reikia įdėti pastangų ir pradėti reikia šiandien. Pradėkit šiandien ir jūsų significant yourself ateities tau padėkos, kad tu pradėjai šiandien. Žmogus, kuris tu esi dabar, negali komperinti žmogum, kurio gali būti už 5-10 metų. Aš noriu būti social media influenceris, noriu padėti žmonėms. Todėl aš pradedu dabar. Aš bandau padėti žmonėms, nes mano tikslas gyvenime yra padėti žmonėms. Visą savo gyvenimą aš bandžiau padėti žmonėms, jiems įtikti. Tačiau yra realybė tokia, kad tu niekam negali įtikti. Absoliučiai niekam tu neįtiksi. Bet svarbiausia, kaip tu jiems gali padėti. Kaip gali parodyti savo empatiškumą, kaip parodyti savo vertybės. Ir aš pradedu šiandien. Kodėl ir tu negali pradėti šiandien? Pradėk šiandien. Pradėk dabar. Pradėk geriau maitintis, pradėk sportuoti. Pradėk bendrauti su naujais žmonėmis. Išlipk iš komforto zonos. Mes gyvenam tik vieną sykį. Tiesiog imk ir padaryk. Ir labai juokinga, nes visą laiką aš irgi galvojau, kad gyvenimas yra ilgas. Spėsiu. Tačiau realybė yra tokia, kad ne. Mums reikia pradėti dabar. Reikia pradėti džiaugtis. Niekada nėra tobulo laiko. Reikia imti ir daryti. Ir jeigu manot, kad mano contentas yra reasonable išklausyti, pasidalinkit su draugais, spreadinkit informaciją, pabandykit pagerinti jų dieną. Ir jeigu norit turėti geresnį gyvenimą ir matyti save kylant karjeros ar gyvenimo laiptais, pradėkit šiandien. Ir description'e esu palikęs nemokamą vadovą, kurį esu pats padaręs. Ir jeigu paskaitysit, gal jums irgi padės. Ir jeigu turit kokių atsiliepimų, parašykite komentarus, parašykit kokių nors turit idėjų.